Dar vienas žingsnis prie mano išsvajotos audio sistemos, mano M3. Tam panaudosim Steg VM8 driverius. Reikės T50 rakto ir galvutę ant suktuko. Sėdynę laiko 5 varžtai. Tada yra dangtelis apsauginis, kurio randame senąjį BMW driverį. Jį atsuksim T20 galvutę ir lengvai išsiema. Dedam naująjį stegą. Puikiai tinka į tą pačią vietą. Kartojam veiksmą su antra sėdynė. Šiaip mano atveju nereikėjo patraukti sėdynės iš automobilio, todėl neatjungiau maitinimo laido. Jeigu kam reikės išimti sėdynę, nepamirškit atjungti nuo baterijos ir palaukti bent jau pusvalandį, kad nesuveiktų airbagas. Garso kolonėlę laiko 4 varžteliai. Per tiek laiko kolonėlė galimai gali būti prikibusi šiek tiek, tai su plokščiu atsuktuvu tiesiog pajudinus lengvai išsiims. Antra kolonėlė įsidėjo į savo vietą. Atvirkštinė tvarka susukam viską atgal. Puikiai proga prasisiurbti ten, kur niekad netelpa joks siurblys. Atrodo daug geriau. Apsauginio dangtelio ir kolonėlės atsukimui naudojam tą pačią galvutę T20. Ir laikas pasiklausyti, kaip groja naujos kolonėlės. Subwooferio gale nėra, tai bus priešbasiai pasėdynė, viduriai durelėse ir aukšti durelėse. Smoke weed every day. You ready for the next song? You know I'm on it with the D.R.E. Yeah. You know the West Coast is back on.